Sveiki, čia Augustas ir Karolis ir mes šiandien nusprendėm padaryti vieną sunkiausių, sudėtingiausių Dark Souls 2 įmanomų challenge'ų, tai yra pereiti visą žaidimą ne karto nemirus ir ne karto nepanaudojus bonfire. Sakyk labas, Karoli. Sveiki. Ok, ar tu pasiruošęs? Ja, tai einam. Prieš tai aš tiesiog parodysiu inventorių, va galėsiu sustabdyti, ką žinau. Gerai, aš irgi parodysiu. Tai tu sakyk savo, tai aš pasakysiu savo greit. Sure, ok. Kaip mano primary, pagrindinį ginklą naudosiu Magic Ice Rapier plus 5. Antrą ginklą, jeigu netyčia sulūžtų Drakeblood Greatsword plus 5. Ir aišku bus lankas su ugniniam bei poison strėlėm dėl viso pikto. Antroji rankoje naudosiu pagrindę mano magijos lazdą, net nebandysiu ištarti šito pavadinimo. Antras ginklas bus kažkoks klerikų dalykėlis, kuris man leis išleisti vieną magiją geriausią. Ir skydas paprasčiausias. Tavo eilė, Karoli. Tai aš naudosiu kaip pirmą ginklą, tai Lighting Drakeblood Greatsword. Taip pat naudosiu Lighting Rapier, kurį tikriausiai po to pasikeis į kitą ginklą. Taip pat naudosiu šitą Chaimą, Hunter's Blackbow, Watch Dragon Parma šitą skydą, šitas 4 žiedus ir šarvus, kurie praškai nieko nekeičia, keičia tik šalmas, kuris padidina, daugiau duoda magijų. Iš tikrųjų, aš tau dar nepasakiau, kad mano pirštinės duoda daugiau sielų. Tad tai labai padės. Jester's Gloves plus 8. Aš irgi jas susidėsiu. Ir šitas kelnes padidina buffų... Kaip jas vadinasi? Buffų buvimo laikant. Man pačiam įdomu. Kaip jas vadinasi? Northwider Trousers. Wow, ok. Jas randi teršiai. Aš žinau, DLC. Yep. Tai mes galim pradėti. Ok, vos tik tu esi pasiruošęs. Sėdam prie bonfire paskutinį kartą. Ir begin journey 2 to Drangley. Begin your second journey? Yes. Net įdomu. Ok, fuck. Aš nežinau kaip ir dar. Ok, aš atsiradau. Ištrauk lanką, iškart trauk lanką. Ok, tu mane gaidinsi. Taikykis. Fuck. Aš matau vieną. Gerai, taikykis ir išauk. Ir tiesiai bandysiu galvą pataikyti. Ok, nušoviau vieną. Kitas atbėga iš šono. Vos tą nušovė, tai kitas atbėga, jo? Jep. Gerai, dar vienas mirė. Atbėga dar vienas iš priekio. Aš nenoriu. Gerai, mirė. Aš one-shotinau jį, neblogai. Aš irgi, nepastebėjau. Ok, ir... Aš nužudžiau gerai. Ar tik 3 yra? Ne, dar ketvirtas yra. Ten matau ketvirtą. Ok, nušausiu jį. Man atrodo, jis paskutinis, aš jį nužudysiu. Jis lanko atsargiai. Tai aš jį ir nušausiu. Gerai, nužudžiau. Baigta. Išmetė man. Reikia prisiminti, kad mes turbūt mes strėlės galėsim pirkti, nes aš turiu dar 992, manau, užteks. Ok. Ja, tai judam toliau. Dabar jeigu neklystu, čia turėtų atsirasti 2 tokie šudukai. Taip, jie nušoks. Atsargiai, eini. Bet šitie yra iš tikrųjų labai lengvi priešai. Kam lengvi, kam ne. Ar bandom žudyti žmogėdrą? Nemanau. Aš irgi, ok. Ir tiesiog... Nužudžiau, einam toliau. Ar bus kas nors dabar pas tas bobutės, ar jos kažką tiesiog sakys iš viso? Jos sakys, bet mes nesiklausysim. Aš praskipinu viską. Vardo nereikia pasirinkti, sukurt veikėjo nereikia. Ok, man patinka. Human Effigy vien dėl to, kad kodėl nepaimsiu, nes, žinai, daugiau laiko, geriau jautiesi. Ir Bonfire, ar degam šitą? Ne, šitas nereikia, jinai visiškai useless. Aš suprantu, bet mes prie jos neprisėsim, bet gerai, aš sutinku. Reikia prisiminti tik tai, kad beje paimsiu torčą, nes kodėl ne. Taip pat pabrėžiu, kad mes Bonfire paliesti galime, bet negalime atsisėsti. Taip, ir čia beje ne mūsų taisyklės, taip tiesiog žaidimas veikia ir ją... O beje, matai raudoną invaderį? Ai, klausimas, ar išliko mūsų visi... Jo, mes galime išsikviesti iš karto. Ok, išliko mūsų tie visi... Invaderis, sakai. Small white cell... Jo, išeik vos, mas matai? Matau. Aš bijau jo kardo. Aš jį sulanku noriu. Jo, aš jį bandysiu užpoizinti, tai ges. Truputį cheeky mes žaidžiam, nelabai garbingai, bet ką padarysiu. Ai, ne, jis nesu ginklui su arbaletu. Ir kitoje rankoje turi dagerį. Ir aš jį padariau poison. Ok, aš jį padariau irgi poison, viskas. Dabar tai liko laukti. Ja, aš nežinau, aš noriu eiti prie jo jau. Ja, aš žinau patruputį. Jis nušoks tikriausiai. Ar jį nenušoks? Aš tik bijau netyčia rolinti ir nukristi jam. Jis healinasi.
Jis nenušoko. Aš tik prabėgau, palikau jį. Aš nežinau ką daryti, aš bėgu toliau, nes aš labai bijau netyčia dodžinti ir nukristi. Tik prabėgau, aš prabėgau, nežodžiau. Tikrai? Visiškai? Okay, jis nenušoko, nekrenta jaučiu. Tai čia yra... Nors ir atrodo, kad mes bėgam pro visus priešus, tačiau dėja taip reikia daryti. Taip. Aš mirti nenoriu. Madžiula. Aš dar ne. Gerai, o dėl... ką tu klausai manęs dėl vieno dalyko, tada aš paneigiau tą dalyką ir kažkas įvyko. Pameni? Tiesiog pamiršau. Kai aš tave pertraukiau dėl šitų... beje, Divine Blessing nepamirš paimk. Ne, aš paėmiau. Ne, čia mes galėsim beveik to jau išsikviesti vienas kitą. Dabar smagiausia bus, kai mes Looking Glass Night į mūsų Invadens, ten bus labai gerai. Šitą bonfire degama, ne? Šiaip tai mes galim nedegti, nes mes degsim... jo, degam, nes mums reikės grįžti iš... Nepamiršau, beveik prabėgau. Aš jau uždegiau. Turiu 3000. Dar vieną dalyką noriu pabrėžti. Mes turim surinkti 2 milijonus sielų, kol kas turiu 3674 sielas. Nežinau, kiek tai yra procentų ir tingiu skaičiuoti, tačiau tikrai net 2 milijonai. Tikrai dar vieną nesudaro, beveik esu garantuotas. 1% turi minį, aš irgi. Bet nesunkiai mes čia surinksim. Ruošiamės gal 5 valandas tam. Kažkas ilgiau, kažkas trumpiau. Tikrai? Okei, aš nenoriu rizikuoti ir šokti paimtą Human Effigy, tai aš tiesiog prabėgsiu. Žinau, tačiau tu prie pat ten galėsi padėti jau ženklą. Tada, kas deda kam, nes prisiminti reikia, kad reikės grįžti po to. Aš dėsiu. Tad žudom visus. Aš dėsiu. Tu dedi su žiedu ar be? Dėdu be žiedo. Su žiedu dedi. Gerai, aš padėjau be žiedo jau. Aš tai perdėsiu. Ir dedu... Užsėdu žiedą ir dedu nusileidus urvo apačioj. Urvo apačioj? Jo, pačioj. Dar neišėjus iš urvo, bet pačioj. Okei, lauksiu. Aš einu paimtą Human Effigy, nes vėl kodėl ne. Nešoksiu, paimsiu. Tai ten žmogėdaras, irgi neim geriau. Ne, turiu manį šitą, čia yra tik tai chestas, tai viskas okei. Ai, tą Human Effigy. 5 ten beje per New Game Plus, tai... Dieve, aš bijau įt per tą tiltą. Aš taip bijau su kontroliu eiti per tą tiltelį. Gerai, matau tavo summon signą. Ir jis didelis. Jo, aš pradėjau didelį. Okei, ar man tave kviesti? Dabar jau gali. Šaunuolis. Prasidės įdomumas. Okei, kur yra tas... shit, jis prie pat čia. Ne, poison arrow. Okei. Ir tiesiog šaudai. Aš jau pradedu. Tai tu pradėjai vienas, nes jam nedaug reikia, kiek žinau. Reikėjo 4 strėlių. Gerai, dabar tiesiog atsitrauk. Jo. Jis neina, ar jis eina? Aš tiesiog apšaudysiu jį dar ir ugnėms strėlėm. Atsargiai, nušauk tą prieš. Tiesa, dabar reikia prisiminti, kad aš negaliu tiesiog spaminti strėlių, nes durability ir lankai turi, ko aš niekada nepastebėdavau žaisdamas normaliai. Nes niekada to neprireikdavo tikriausiai. Tai jau tiesa. Ir man atrodo, mes jau galim kaip ir vos nebėgti ir pribaigti jį greitai. O dieve, kam daug gyvybių turi. Jau maniau jis tau kris ant nugaros, bet... Okei, išmetė itemą, Soul of Proud Knight. Okei, dar 3000 sielų. Tai nedeg tik tai bonfire šitų. Žinau, aš žinau, kaip veikia šitas žaidimas, Karoli. Aš net ne-one-shotinu šitų prieš. Aš noriu pabandyti. Nope. Aš ištraukiau rapierį irgi. Nes, nežinau, kodėlgi ne. Man iš nugaros, ne, okei. Aš backstabinamas, aišku, one-shotinu. Hollow Infantry Helm ir Frog Knife. Atsargiai. Aš jau prasileidau. Čia dar vienas. Man meta labai daug. Nice. Būtų šokis nuo manęs. Frog Knife, man kiek meta, bet pilnas inventory negaliu naudoti. Aš noriu pasakyti, kad aš nematau tikslo gydytis, kad man trūksta tiek gyvybių. Nes mes negalėdami atsisėsti prie bonfire. Iš tikrųjų mes taip iš tos moteriškės galėsim pirkti daug. Shit, aš ką tik panaudojau pačią durniausią ataką, kuris suvalgo mano 10 durability. Mes iš tos moteriškės galėsim pirkti, bet yra bėda, kad tą moteriškę mes paliksim labai toli už... Ne, nes jeigu su ja mes pasikalbam ir... Wow, firebomb. Ir nužudom šitą giantą, mes grįžę į Madžiulą. O nereikės puršujerį nužudyti? Nope, jai reikia giantą. Okei, tada puiku. Ir man matau, kad truputį stringa. Svarbiausia tik tai Estus Flasko niekada negerti. Gerti tik tada, kai jau... Aš gal nusimsiu tiesiog visai. Ne, aš nerizikuosiu tai, bet aš užsidėsiu iš karto ant Life Gem, o ne ant... Zombis. Gerai. Pagalvojau, naudosiu savo Great Swordą, nes čia lengvi priešai ir didelių pastangų nereikia. Aš sulaužiu pusę ginklą. Žinai ką, šiuo atveju aš susidėsiu ginklą, kuris
gal daug kas nežino, aš greit papasakosiu apie jį, neturi durability. Tai Tai yra ginklas, kuris yra tiesiog broken. Šitas ginklas, kas nežino, tai yra Sentient Spear, jis, kaip tu įgauni, jis yra su akmeniu. tą akmenį reikia sulaužyti, kad jis virstų normalių ginklų. Ir kaip matė, jis turi 500 durability, apačioje rašo va šitoje vietai. Ir kai tu jį sulaužai, jis turi 0 durability. Ir kai jis turi 0 durability, jis nebegali sulūžti antrą kartą, nes jis jau yra sulūžęs. Tai reiškia, kad jis yra nesulaužamas tiesiog ir jis yra labai geras. Nu, nieko nesupratot, bet nesvarbu. Bet to, kad aš jas neturiu. Tada man kaip ir reikės mano magijos. Ir taip pat šitas ginklas turi labai įdomų movesetą, pagal mane vieną geriausią žaidime, nes jis turi skirtingų, regis 5 ginklų movesetą. 3, gal? Ne? 5? 4, gal 4. Tai aš galiu visus greit parodyti. Tai čia yra Twin Blade'as. Čia Twin Blade'as. Šaunuolis. Ten lankininkas. Gerai, čia yra ietis. Tada čia yra alebardas. Čia yra lenkto kardo, tačiau 4. Ir čia yra irgi alebardas, tai 4 ginklų movesetą turi. 4, ne 5 dėja. Ne, ir ne 3. Okay. Aš sakiau 4, ne, aš sakiau 3, okei. Sakai 3. Palaš, nuždys, nes visada ateina šitas zombis. Okei. Reikia prisiminti, kad šitos tikrai nereikia degti. Bet pakalbėk su šitą. Ir man atrodo, šita moteriškė tau nekeliaus namo, kol tu nesės prie bonfire. O tai yra tiesa. O tai yra gali būti tiesa, nors dėl to aš nesu tikras. Tai yra visiškai tiesa. Tok. Reikia kalbėti su ją. Bet mums nereikia 2 milijonų sielų, mums reikės bent laikyti rankoje kažkada, ne? Ne rankoje, tiesiog surinkti. Taip, turiu, mums nereikia jų turėti tuo metu, kai būsim prie tų durų, ne? Ja, visiškai ne. Beje, mes galėjom naudoti, susprogdinti tą kelią, bet ten būtumėjome daug gyvybių. Atsargiai, nors šiaip nesvarbu, kad tu mirsi, tai tebūnie, bet būk atsargiai vis dėlto. Okei. Einam. Jep. Dabar aš taip ir nežinau New Game Plus, kokie nauji priešai atsiranda. Atrodo, čia vienas, gal? Šiaip tai aš nenoriu rizikuoti, bet tik dėl jūsų žiūrovai, aš, kurių tikriausiai nėra, užsidėsiu šitą žiedą. Rip. Aš šitą. Okei. Tai šitas žiedas padaro, kad tiesiog atrodyčiau kaip žmogus, o ne kaip iškviestas žmogus. Taip visai nepadės, tačiau, sure. Dėl grožio. Ir aš daug neprarandu, aš prarandu. Mano šarvai yra 50% dėl grožio. Dėl gruožio. Grožio. Kai man šitą ietį galima labai daug kur panaudoti, labai daug situacijų yra, kai tu gali tiesiog panaudoti. Okei, čia yra man yra Green Blossom vienas. Atsirado kažkas. Ten priešas. Jo, invaderį. Čia, tiesiog, nežinau, pėrinam? Ne. Man lagina, nepėrins. Aš bekstebins. Shit. Okei, šaunuolis. O, dieve, tarapyra. Aš sudėsiu dagerį plus 10 greitai bekstebam. Laikas panaudoti gerą magiją. Ir backstabinam su dageriu ir... Pravarė visos magijos jam tiesiai pro backstabinamą užpagalį. Su dageriu? Ne, jis longsword. Arba shortsword. For fuck's sake. Dieve, mes nenugalėm su šiek tiek. Viskas okei. Bleed dagger plus 5. Ar čia tiesiog daggeris paprasčiausias, ant kurio uždėtas bleed efektas? Taip pat aš noriu greit pasakyti savo magijas. Tai yra denial magija. Kuri yra OP. Pamatysit. Sunlight blade, tai čia yra ginklo buffas. Resplendent life, tai čia yra infinity. Ne infinity, sak labai ilgai trunkantis life gemas, kurį aš dabar panaudosiu. Ir yra great heal, tiesiog healai. Tai sakyk, kai tau reikės, aš panaudosiu jį. Teisingai, tu healeris visai. Suspradink, nenoriu rizikuoti. Ten metas sėdi vienas zombis, tai... Ir jis nemirė netgi. Nepataikiau. Viskas okei. Viskai man tada magija ne taip labai greit veikia, bet jinai veikia, bent tai gerai. Dabar aš labai bijau, kad mano video gali laginti. Bet... Tikėkimės, kad taip nebus, ne? Dieve, aš tai daug prasileidinėjau. Išgelbėjau tave. Man tikrai stringa. Nesvarbu, sak žaidžiam. Man tik stringa, man apskritai truputį lagina... Man internetas lagina. Jaučiu. Tas daiktas ant tavo nugaros.
Ten yra labai graži lasda, kurią aš turėjau užsidėti dėl mano kvailumo. Ir einam kartu, nes tu nenori mušti vėžlio iš šitos vietos. Tiesa. Šiaip noriu. Bet Ne. aš labai bijau, kad įsivaizduoju, jeigu jis mane numestų. Žinai, kaip jis Ir mėgsta. mes prieš šitą magiją, prieš tavas panaudom denial. Aš nerizikuoju. Jo, aišku. Aš turiu tu, tau irgi du, ja? Ne, man aš vieną. Tu jas du turi? Ar Ne, vieną? ne, aš vieną. Ir aš naudosiu Twin Blade'ą. Aš nuosiu. Mes žinom, kad čia vienas silpniausių bosų žaidime, bet mes tik nenorim rizikuoti. Jo, šiaip jis nors ir kad ir koks yra silpnas, jis damage'o, jeigu jau pataiko, gali padaryti daug, tad kodėlgi ne. Okei, ne, jokio filmuko, ačiū. Bet problema tikrai nebus. Žinai, ką aš padarysiu? Aš užsidėsiu buffą. Aš jam damage'o tikrai daug nedarau. Aš labai keista tikėjausi, kad darysiu daugiau. Sargiai. Va, matai mano damage'ą. Easy. Aš praktiškai nieko nedarau. Easy. Tada jau gavome 20 000 sielų. So, The Last Giant ir Soldier's Key. Soldier Key buvo dalykas, dėl kurio mes čia atėjom iš tiesų. Šitie buffai, tu pažiūrėk juos. O taip. Tai mes dabar grįžtam pas... Dar tu turėsi parbėgti ir... Jep. Ne, aš neparbėgti, aš tiesiog panaudosiu plunksną. Jo. Jo. Bye bye. Ir aš laukiu to ženklą. Ir aš vis dar ne... Ar mes nusprendėm, ar mes filmuosim, kaip aš pas tave einu ir tu pas mane, ar tiesiog aš filmuoju kaip mano pasaulis, tu... Ne, žinai ką, tiesiog filmuojam abu. Aš manau, kad filmuojam tiesiog vieną pas tave, vieną pas mane, vieną pas tave, vieną pas... Dabar žinai, Aš manau, kad filmuojam abu. Jo, galimės. Gali įdomių video. Ir aš vos atsisėdau ant Mandžiulos bonfire ir aš žiauriai išsigandau. Mus gali invadint dėl to. Filmuojam būdą, tai ką žinau. Jo. Blogiausiu atveju galima tiesiog editint ir įkelti tik vieną, jeigu nieko naujo, bet... Šitą nieks negirdėjo. Šitą nieks negirdėjo. Okei, mano ginklas po pirmos vietovės jau yra pusiau sulūžęs, man tai Bet be to... Shit! Karoli pa... Oh god! Oh. Okei, viskas... Trečias nukritai. Ne, aš nusprendžiau kažkodėl grįžti prie Mandžiulos, nes maniau, o jeigu ta babutė negrįžo, o man reikėjo nusipirkti iš jos tą nesąmonę, pameni? tą šaką, ne? Tu norėjai atsisėsti ir nusilpata ten? Ne. Ir aš norėjau, atidariau tas duris, išlindau, pagalvojau, grįžtu į Mandžiulą, greitai bėgu jos, pum, tiesiai man prieš veidą. Ir jos gali tave sutraiškyti, tada aš būčiau miręs. O, dieve. Aš dar norėjau pasakyti, kad jei jūs netyčia pagalvosite, kad mes mirėme ir kaip ką tik minėjo mano draugas, išeditinom tai jūs nesijaudinkit, gale serijų jūs pamatysite. Jo, ką aš norėjau pasakyti, prisimenu, kad aš sakiau, ar pamenė apie ką kalbėjau? Ne. Tai va, čia ne mūsų sugalvotos taisyklės. Čia yra toks žaidimas, kad jeigu tu nors kartą miršti, tu žaidimo gale negauni tokio specifinio žiedo. Mane ką tik invadino. O, disconnecting. Gal ir ne, palauk. Ar aš galiu padėti ženklą? Ne, negaliu. Invaded by Dark Spirit. Ok, Arbiter Spirit. Ir mane, Mika. Alt F4. Mane Mika. Čia apgailėtina. Kas? Arbiter Spirit kažkoks. Apgailėtina, kad mes net nesugebėjom kovoti, tačiau toks jau runas. Nes galima suprasti tik tiek. Čia ne tai, kad jeigu miršti, pradėsi iš naujo. Ne, jeigu miršti, mums reiks pereiti visą žaidimą ir tik tada galime pradėti iš naujo. Todėl aš... Ir kai pradėsime iš naujo, tada mums visai bus daug sunkiau dar kartą. Taip, nes šitas žaidimas turi tokius lygius kaip New Game Plus, New Game Plus 2 ir po kiekvieno lygio, for fuck's sake, man kažkas rašinėjo į Skype'ą, į Steam'ą. Aš noriu žiūrėti, ar mums išliko nusikaltėlio tipo tas lygis, kad mes labai blogi išžaidėm PC. O kaip tu tai gali pažiūrėti? Tipo, kokie mes esame per profilį, gali nueiti ir pažiūrėti. Ar tai? Aš prisijungiu to, ir pažiūrėsiu, ar man išliko. Taip, apgailėtina. Jo, aš esu Sinner. Tu esi Sinner? Yep. Mes nužudėm visus NPC, tai kaip ir mes esam Sinner, tiesa? Ir mums išliko jie visi. Tai reiškia, mus daugiau invadins mėlyni. Palauk, kur tu taip žiūri? Player info Sinner. Yep. Fuck. Reikėjo nueiti ir tą atsiprašyti to žmogelio. Ne, aš negalėjau atsiprašyti. Jis buvo paskutinis NPC, kurį galėjau uždaryti ir jis neprašė pardon 0 sielų. Okei, žodžiu, dedu ženklą. Aš pažiūrėjau, aš galvoju labai keista.
Dedu ženklą ir aš Gal labai... tiesiog nusivylė mumis, kad mes per daug nužudėm. Akite, dėk, kur tu didėjai, ten pat kur aš? Ten Su- pat su kartu, žiedu, ten su pat žiedu? kartu su žiedu. Gerai, radau. Radai, jo. keičiam žiedą greitai. Tas žiedas, jeigu ką, tiesiog leidžia lengviau susisiekti draugams maždaug, kad neiškviestų bet koks nepažįstamas žmogus, o būtent tas žmogus, kurio tu ieškai. Tie du žmonės tiesiog užsideda vienodą žiedą. Klausimas, kiek tu gali strėlių išleisti su vienu staminos? Nežinau, man atrodo, 3. 3? 4. Okay, aš 4. Aš nežinau, aš nesigilinu. Aš po 2 strėlių netyčia nustojau ir vėl pradėjau. Ai, dar vienas dalykas. Tiesa ta, kad mes Sam. nelabai ir turim bijoti naudoti Estus Shardų, nes kiekvieną kartą, kai aš ateinu į tavo pasaulį, pavyzdžiui, ir įvykdau misiją, aš atgaunu pilnus Estus Shardus, plus magijas, plus viskas susitaiso. Tad, jo. Mes ką tik taip rizikavom. Mes ką tik tai palengvinam savo žaidimą ir dabar aš net nesuprantu, kas čia per challenge'as, bet, na, ką padarysi. I'm sorry. Ar tu matai šitą vaiduoklį? Jis buvo gražuolis. Su dideliu lanku. Great bow. Aš one-shotinu su savo great swordu. Vos išgelbėjau tave. Džiaugis. Aš jau ne... Ai, 2 rankose aš nebandžiau 2 rankose. Okay. Ar ką mes vieną palikom? Ai, ten itemą išmė... Ai, apseisi. Ten man išmėtė gal 5 frog knives, bet aš tiesiog turiu 9-9, tada nelabai ką galėjau daryti. Jump attack. One shot. Jump attack. Ja. One shot. Jump attack, bum. Nepataikiau. Viskas sakė. Aš tikiu, kad viskas sakė, bet aš nepataikiau. Karoli. Fucking sorry, aš pamiršau nuimt timerį. Okei. Viskas sakė. Tai tiesiog nužudam Last Giant. Ne, mūsų tikslas paminė iki kur dait. Ne, mūsų tikslas nužudyti Last Giant. Ja, I guess. Šiuo atveju. Nesitikėjau, kad reikės eiti šitą vietovę. Visai buvau pamiršęs. Ir šitie zombiai daro labai daug damage, kaip matome. Pažiūrėkime, man gyvybių trūksta. Jo, mano ginklas beveik, nu ne visai beveik. Kodėl tu ką tik orą mušiai? Nežinau, aš maniau, kad šitas dar gyvas. Žinai ką, aš panaudosiu savo magiją ir PR1, nes turiu 3 plus, turiu pilną Amber Herbų. Iš tikrųjų, turiu 3-5 paprastus, 3-1 vidutį, 3-1. Žodžiu, kalbėti nebemoku. Tau nepataiso visų tavo itemų. Pavyzdžiui, aš panaudojau ant savo rapyros, man nepataisė mano great swordą, kuris buvo kitam... Tik main pataiso. Nu, man tai... Jo, bet repair powderis pataiso visus. Jo. Tada repair powderį turiu 900. 99, jo. Nežinau, kodėl mums daugiau meta daiktų šitie prieš. Nežinau, gal kažką tai turi daryti su New Game Plus, nors labai abejoju. Aš gaunu pirmą live gemų, tada galiu panaudoti dabar vieną. Aš ir panaudos vien dėl to, kad čia galiu paimti vieną. Jo. Šaunu, ar ne? Jo. Degam. Nu, aš tiesiog klipsiu papačiam, čia išdais keliu prieš. Sure, bro. Ir aš darysiu duris, tai atsargiai čia mano subinę apginsi. Jeigu spėsiu. Ateina, palauk. Spėjau. Aš norėjau nespėjau. Ai, ne, tau trenkia. Aš... Atsargiai, neuždeg. Aš jau žinau, kad norėjai. Ja, norėjau. Tai nužudom šitą daiktą. Iš jump attackas vienas smūgė. Aš nežinau, kodėl aš naudoju savo great swordą, nors buvau pasiruošęs naudoti savo rapyrą. Aš naudoju rapyrą, nors buvau pasiruošęs naudoti great sword. Yeah. Ką tu čia norėjai daryti? Aš nebūčiau pakėlęs. Iš tikrųjų? Gal? Aš nežinau, ar collision boxas yra pakankamai aukštas. Dabar prisimink, tu negali mirt. Aš galiu mirt, tu negali mirt. Aha, matei tą clutch rollą? Jo. Easy. Man patinka, kad tu gali kaip sujėtim taip iš toliau. Žiauriai. Žiūrėk, aš pabandysiu šitą padaryti. Atsargiau, aš pasikeisiu, tiesą sakant, į... Beveik. Ne, negaliu aš pasikeisti. Mane tas fireballas apmėtė. Ką darai? Aš užsėdu buff. Aš jau maniau healinę. Jo, ir pahilins šiaip, nes aš prieš tą invaderį. Sargiai, teisingai, juk invaderis. Išsitrauk savo... Šiaip aš dragon... aš negaliu naudoti dragon tooth.
Stagerino. Aš jį noriu pėrinti, man neišeina. Ai, Geriau nerizikuok. Tiesiog, Tapėrinti. just fucking down. Actually, jo, okei, aš galiu pabandyti pėrinti. O dievas, nestegina, mano tako. What the fuck? Okay, come on, mate. Okay, Ate. tai veikia. Per anksti. Oh god. Ai, aš nenoriu mirti. Žiūrėk, ką geriu. Gulp. Todėl, kad man atsistatys visos. Tikiuosi. Nežinau šiaip. Dabar šita vieta yra gera dėl to, kad mums ar tai reikia grįžti Madžiulą, bet kaip kitos vietos, kai mes turėsim grįžti. Sušaudyt, aš lighting arrows nes. Ok. Ja, sušaudyk. Tik sprogdingiškai, jo. Tu šauji virš statinių, kaip tu pataikiai? Nežinau. Man šauja gražiai. O, tas išgyveno. Norėjau gražiai pribaigti. Atsargiai. Aš daiktų tikrai neringsiu, nes išmetęs šiukšlės palyginus. Tai taip. Aš nemončiotinu šitų. Ok, pirmin. Ir aš dabar noriu pažiūrėti, ar mano... Kokį ginklą aš noriu naudoti, tai aš greitai... Beje, tik pasakysiu 43,5 tūkstančio sielų. Pas mane 30... Nu, tu daugiau gavai, tai išsilygis. Yeah, iš Last Giant. Ok. Šitas Fire Arrow nenori paimt? Ar tu turi pilnas? Pilnas. Ok. Greičiau. Ok. Na, aš pažiūrėsiu, ar aš turiu pilnas. Ir aš dar nemoku šaudytų antram slotį uždėtų strėlių. Tu man skridai. Sakai? Tu man dievas. Skridai. Sakai? Žinau, mačiau. Ok. Matei mane su stiliu. Ane? Aha. Pirmin. Just do it. Jo. Aš irgi noriu užsibuffint. Jo, čia ne buffas. Varit į priekį. Palauk. Ar tu žaidži su klaviatūra šiuo metu? Bandžiau su kontroleriu. Todėl ir išgeriau. Laipdžiamą sunaudojau. Nu, viskas sak. Man sunku priprasta prasme. Nu, žinai, supranti. Suprant. Kam tau lankas kitoje rankoje? Nežinau, ten turėjo būt skydas. Okei. Na, damage'as nėra blogas. Štai mano damage'as, ar tu matei mano damage'ą? Jis irgi nėra blogas. Oh god. Jis dabar... Tiesiog užmušam jį, kol traukiasi ranką. Wow. Pamojuojam. Bet tai aš manau, šitoj vietoj mes ir užbaigsime šiaip. Ne? Manai? Ja, manau. Kiek laiko? 6 minutės nuo tada, kada pradėjau. Ir kiek mes prieš tai buvom? Tikrai. Kur mūsų dabar mes turėtume eiti? Mes turėtume breiti į Drangley Castle. Žinoma, mes turėtume eiti nusipirkti tą šaką iš tos bubutės. Ir tu nenusipirkai iš jos? Bijau, kad ne. Pažiūrėk, nes aš būčiau grįžęs, jau būčiau naudojęs feather. Aš tai bijau, kas tas neužšoks manęs. Bet žiūrėk, palauk. Ai, tu su ja nepakalbėjai, ne? Nes jinai madžiuloj. Jeigu tu su ja pakalbėjai, aš su ja pakalbėjau. Ne, aš su ja nekalbėjau. Rip you. Ok, buy item. Taip. Fragrant Branch of Yore. Ir žinai, ką nusipirksiu to kalvio raktą. Vien dėl to, kad... Nežinau, gal prireiks. Aš matau labai gerą vaizdą. Aš padarysiu screenshot. Ok. Matau, kuris žmogus. Aš jau maniau, tu mirėjai. Ok, beje, 28 Pharaoh's Lockstone. Tik jeigu ką. Ja, žinau tą jausmą. Matau Dragon Sign, aš bijau jo. Aš nusipirksiu 3 Bright Bugus, nors nepirksiu, nes prisiminiau, kad mes einam. Neįsivaizduoju, kaip aš noriu. Čia nusipirksiu. Prie bonfire. Ok, aš esu pasiruošęs eiti toliau. Aš vos nesisėdu prieš tos bonfire. Raminkis. Mes, žinai, kažkada tai vis dėlto padarysim. Aš žinau. Ok, aš einu link tos baisios vietos, kur iššoks 6. Nebent tu 2 iškart nužudysi. O tu nenori baigti? O tu nenori nueiti dar? Palauk, mane ką tik parašė. Gal dainam iki to kryžkelės? Aš išsijungsiu, pasidarysiu offline, kad man nerašytų žinučių. Man tas pas buvo, bet kažkodėl nustojo rašyti, tai bent tiek. Negalim pas kalvę eiti. Jo, bet kita, man atrodo, jeigu tu išeini iš vietovės ir panaudoji feather, veikia.
Tad einam iki kryžkelės, arba aš galvoju, gali nueiti iki Shrine of Winter, nes tu žinai, ką mums ten reikės daryti. Ir aš nenoriu to daryti ant kameros, prie kameros. Janau. Jo. Beje, taip atsistato visi Estus Leskai ir magijos. Kai Jo, tai padėt baigiam čia epizodą. du, aš jau atėjau. O Dieve, gerai, bėgam. Bet panaudom tą ir baigiam. Ok, taip tinka. Lloyd's Talisman. Dabar man baisiausia vieta vis dėlto. Žinai ką, aš netgi panaudosiu Denial magiją dėl viso pikto. Jeigu čia tie... Nes aš bijau, kad jų ne one-shotinsiu juos. Tu irgi ne one-shotins. Tai aš susibuffinsiu. Ok, Denial magija. Aš tai bėgu. Na, žaidėjai NPC? Ne. Tai grįžti save pakalbėti? Ne. Ok, aš esu pasiruošęs iš tiesų. Ir darau duris. Ir taip, aš ką tik išgeriau esas vietoj to, kad užsibuffinčiu. Viskas ok. Ok, kur jie? Tas du nuždėjai? Taip. Fuck, aš juos two-shotinu nebent. Fuck, jie mane beveik poisonino. Ok, viskas ok. Nužudžiau visus 4 ir išlino tas basiliskas. Aš irgi jas two-shotinu, bet nedidelė čia problema. Aš galėčiau įsitraukti šiaip savo šitą... Dan, aš nužudžiau visus. Sentient Spearą. Nes jis turi didelį tą, vos ne AoE damage, tipo kur aplinkui tave. Man reikia nulenkt svirtį jo. Ištraukt svirtį. Jo. Na gerai, leiskit. Aš einu toliau. Ar čia galima dėti... Ne, mažiuką galima šiaip, mažiuką galima. Bet negalima, bet ir negalima. Bet čia jų bus daug ir aš labai bijau kokią nors invaderio random, kurio aš nesitikiu, kadangi aš nepamenu, kaip veikia New Game Plus. O Dieve, aš nenužudau. Ir kažkaip aš net nebackstebinau jo. Kai viskas, tie du nužudyti. Gerai, aš mirštu. Ne, tik nemirk. Miršti, užsidėjai denial. Taip, esmė tame, kad aš negaliu keisti tarp kontrolio ir klaviatūros, man taip nepatogu. Aš ką tik žaidžiu su klaviatūra, aš tik negalėjau muštis, nežinau kodėl. Tik negalėjau muštis. Gerai, tikiuosi nesėdai prieš tas bonfire? Ne, net neuždegi. Mes tas galim drąsiai gerti, jo? Geriau negerk drąsiai. Mes nebaigim čia, bėgam toliau? Aš noriu iki kryžkelės bent jau nueit. Arba iki tų durų, nes aš sakau, tu žinai, kad ten reiks daryti su visom tom sielom. Tai ne, ten kitam epizodė pradžioj. Tai būtent, tai tada bent iki durų nueinam. Ar tu nori... Ne, tai baigiam kryžkelį ir kitam epizodį nubėgsim iki durų ir ten tai padarys. Tinka? Ar tinka? Jo, turbūt. Aš dabar užsiėmęs. Suprantu. Ten tie keturiese sėdi. Falchion, Soul of a Proud Knight ir Human Effigy. Neblogai. Reikia nešvaistys Simonas, aš kaip... Ar čia reikia degti mums bonfire? Aš kažkodėl, kaip žiūrėdavau žmonės, kai kurie daro, jie čia dega. Dabar aš bandau prisiminti kodėl, nes čia bus Aldija. Kad gautum šitą pas drakono kelią. Būtent, nes čia bus Aldija. Ir mes manau, kad irgi degam. Nes dabar pagalvojus, mes einam į pilį. Jo, ir tada po Aldijos, kadangi mums reiks grįžti į pilį, grįžtam čia ir nuo čia vėl į pilį. Tai gerai, čia degam. Ir čia bus... Jo, degam čia, ne? Degam. Are you ready? Palauk, ir aš galvoju. Šiaip yra keli būdai, arba degam čia. Dabar pagalvom, kur mums lengviau bėgti būtų. Mums reikėjo galvoti už kameros. Aš manau, kad tiesiog... Bet ar uždegam? Gerai, kol kas neuždegam, jeigu ką uždegsim kitoje daly. Tada tu pasiruošęs? Prie pat galo? Tu kryžkeliai? Aš pasigirnu. Bijau, kad prie bonfire kažkas bus. Aš taip prašai neįmanoma, nes niekada nebūna prie bonfire prieš. Viskas gerai. Žinok, ne jinxing, taip sakant. Tai taip. Tai gerai, tai jo, tai dėkui, kad žiūrėt pirmą dalį jo šito hardcore runo, jeigu taip jį galima pavadinti. Ir mes už kameros pasitarsim, kokie yra kiti planai. O šiaip. Ačiū, kad žiūrėjote, viso gero. Bye bye.